Rugsėjo 9-15 dienos savaitės horoskopas. Savaitė galinti priminti po audros rimstančią jūrą. Jos dienomis Merkurijui sugrįžus į Mergelės ženklą po truputį nusistovės darbų ir veiklos rutina. Gyvenimas kaip upė grįš į įprastinę vagą. O po darbų norėsis pasidžiaugti užaugintu rudeniniu derliumi ir dar neskubančios iškeliauti vasaros šiluma. Jau savaitės pradžioje prie Saulės keliaujančios Mergelės ženklu prisijungus ir Merkurijui, astrologiniai ritmai kurs palankias aplinkybės ieškantiems naujų darbų, papildomų finansinių šaltinių. Tokioms paieškoms tiktų jau pirmosios savaitės dienos. Savaitės vidurys pasižymės jautresniais mėnulio ritmais. Esant artimai nusileidusio mazgo ir juodojo mėnulio pozicijai svarstyklių ženkle, naujų projektų parengimui patartina skirti daugiau nei planavote laiko. Mėnuliui judant ožiaragio ženklu, ketvirtadienį ir penktadienį kurkite planus, susidėliokite prioritetus. Tai metas, kai svarbu būtų suderinti tai, ką sako jums logika, su tuo, ką pataria jums širdis. O savaitgalį mėnuliui keliaujant Vandenio ženklu, norėsis pakeisti aplinką. Šios dienos jūsų išvykoms bei kelionėms. Turiningos ir sėkmingos jums šios savaitės. Gimusiems po Avino ženklu. Savaitė, kai, kaip laivo kapitonas, per priartinantį žiūroną galėsite aiškiau matyti kelią į tikslą. Jos dienomis norėsis pagrįsti savo požiūrį faktais ir žiniomis. Patartina daugiau dėmesio skirti projektų sutarčių rengimui. Jau savaitės pradžioje Merkurijui sugrįžus į Mergelės ženklą, pirmosios dienos pasižymės darbų reikalų gausa. Tad atsirinkite iš jų jums pačius svarbiausius, kuriuos atlikti reikėtų pirmiausia. O savaitės viduryje auginantiems mažuosius daugės ir mokyklinių rūpestėlių. Venerai, juodajam mėnuliui ir nusileidusiam mazgui, viešint jums opoziciniame svarstyklių ženkle, ketvirtadienį ir penktadienį atidžiau tvarkykite finansus. Laikas nėra palankus finansiniai rizikai, o ir tarpusavio santykiuose vertėtų susilaikyti nuo kritikos, labiau įvertinant artimųjų pastangas. Savaitgalis šaunus mėgstantiems pasidarbuoti gryname ore, o taip pat ekskursijoms bei draugų susitikimams. Įdomios ir kūrybingos jums savaitės. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė, kai galėsite pasijausti gabiu statybininku klojančiu savo namo pamatus. Jos dienomis Saulei ir Merkurijui judant Mergelės ženklu palankus laikas materialaus pagrindo klojimui. Merkurijui sugrįžus į Mergelės ženklą, jau pirmosiomis savaitės dienomis spręskite finansinius klausimus. Šios pirmosios dienos ieškantiems naujų galimybių, papildomų darbų, naujų finansinių šaltinių. Uranui judant jūsų ženklų savaitės vidurys pasižymės permainingumu. Kai kam netikėtais pokyčiais darbuose, o kai kam galimos permainos ir asmeniniame plane. Ketvirtadienį mėnuliui judant ožiaragio ženklu planuokite tolesnius veiksmus.
Tai laikas jūsų strategijai, kaip pravers logiškas mąstymas. O štai penktadienį situacijos gali kisti. Šią dieną palankiau nepradėti kažko visai naujo, o geriau skirti susikaupusiems buitiniams reikalams. Savaitgalį stiprės noras dar pasidžiaugti neskubančiai iškeliauti vasarą. Tai puikus laikas norintiems susirinkti sodo daržo derlių, o taip pat mėgstantiems išvykas bei keliones. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklu. Stabilumo kūrimo savaitė. Jos dienomis, kaip nurimus stipriam vėjui, sieksite darbuose pastovumo, norėsi stabilumo ramesniam susikaupimui. Jupiteriui viešint jūsų ženkle dienos tiktų karjeros kūrimui, įsitvirtinimui pareigose, naujų kelių į tikslą klojimui. Savaitės pradžioje Merkurijui sugrįžus į Mergelės ženklą, o Mėnuliui viešint Skorpiono ženkle, stiprės jūsų intuicija bei kūrybiniai sugebėjimai. Tad jau pirmosiomis savaitės dienomis nusistatykite savo tinkamą judėjimo kryptį. Savaitės vidurys palankus žinių gilinimui, o kai kam tiks naujų galimybių paieškoms, dalykinėms pažintims, o ieškantiems kitos darbo vietos, naujų bei papildomų darbo pasiūlymų paieškoms. Ketvirtadienį skirkite projektų rengimui, dokumentų ir sąskaitų peržiūrai, o penktadienį su artimaisiais aptarkite tolesnius siekius, išsiryškinkite pagrindinius tikslus. Savaitgalis šaunus seniai matytų bičiulių susitikimams. Nuotaikingas jums savaitės. Gimusiems po Vėžio ženklu. Gilių jausmų bei patyrimų savaitė. Jos dienomis rudens darbų bei reikalų sraute norėsis kaip į skaidrų ežero vandenį panirti į save, atrasti ramybės saleles, skirti laisvalaikį saviraiškai, kūrybai ir ramiems savo kelio apmąstymams. Savaitės pradžioje Merkurijui sugrįžus į Mergelės ženklą, pirmadienis ir antradienis, norintiems nuimti ne tik sodo, bet ir savo pastangų darbuose derlių. Mėnuliui judant Skorpiono ženklu, dažniau iškils praeities tyrimai, gilės jausmai, stiprės romantiškos nuotaikos. Marsui keliaujant jūsų ženklus, savaitės vidurys skatins spręsti ir atidėtuosius buitinius klausimus, kurti jaukumą tiek darbe, tiek namuose. Ketvirtadienį ir penktadienį Mėnuliui judant, jums opozicinių Ožiaragio ženklų, priimdami sprendimus, derinkite jausmus ir logiką. Savaitgalis šaunus norintiems pasidžiaugti šiluma, atokvėpiu gamtoje. Daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po Liūto ženklu. Vidinio balanso paieškos savaitė. Merkurijui iškeliavus iš jūsų į Mergelės ženklą, jos dienomis norėsis atrasti kaip dviejų svarstyklių lėkštelių pusiausvyrą tarp darbų ir atsakomybių, šeimos reikalų ir poilsio. Jau savaitės pradžioje Merkurijui iškeliavus iš jūsų į Mergelės ženklą, tvarkykite finansinius reikalus. Savaitės viduryje Mėnuliui judant Šaulio ženklu, palankus laikas kolektyviniams sprendimams, o taip pat tinkamas metas norintiems malonią staigmeną pradžiuginti mylimą žmogų. Jupiteriui viešint Dvynių ženkle, ketvirtadienį ieškokite bendraminčių. Tai šaunus metas norintiems patobulėti tiek profesinėje, tiek ir kūrybinėje veikloje. Penktadienį skirkite darbo vietos pertvarkai.
o namuose prisiminkite tai, ką ilgesnį laiką atidėliojate. Savaitgalis puikus renginiams, smagioms išvykoms. Gražaus vidinio balanso jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklo. Žvaigždžių palankumo savaitė. Saulė ir Merkurijui judant jūsų ženklu, imkite svarbiausių darbų bei reikalų. Tai metas, kai galėsite nuveikti ypač daug ir jūsų pastangos galės sulaukti tinkamo įvertinimo. Savaitės pradžioje į jūsų ženklą sugrįžus Merkurijui prasidės ypač energingas ir stiprus jums laikotarpis. Jau pirmosios savaitės dienos, ypač palankios jau atšventusiems savo gimtadienį. Tad jau pirmadienį ir antradienį imkitės esminių permainų, laikas tinkamas jūsų gyvenimo pokyčiams. Savaitės viduryje derinkite požiūrius. Mėnuliui judant Šaulio ženklu, prieš priimdami svarbius sprendimus, išklausykite tuos, kurie jums autoritetas. Ketvirtadienį mėnuliui judant Ožiaragio ženklu tinkamas laikas siekiantiems karjeros, o penktadienį skirkite, kad ir smulkiems gyvenimo kokybę gerinantiems buitiniams sprendimams. Savaitgalį pailsėkite gamtos apsuptyje, pasidžiaukite buvimu su mylimu žmogumi. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklo. Margaspalvė kaip gėlių puokštė savaitė. Jos dienomis gyvenimas galės pateikti ne tik naujų galimybių, bet ir netikėtų situacijų bei staigmenų. Savaitės pradžioje Merkurijui sugrįžus į mergelės ženklą, jau pirmosiomis dienomis norėsis kuo daugiau dėmesio skirti ne tik darbui, bet ir šeimos reikalams, labiau pasirūpinti mažųjų mokslais, jų kūrybingų laisvalaikiu. Savaitės viduryje atkreipkite dėmesį į jums išsakomus patarimus, tarp jų gali būti ypač jums naudingas. O ketvirtadienį peržiūrėkite savo planus, kai kuriuos šią ir penktadienio dienomis, keičiantis situacijoms bei aplinkybėms, gali tekti pakoreguoti. O kai kam gali tekti pakoreguoti ir būsimus savaitgalio planus. Kad savaitgalis suteiktų ilgai lauktą džiugų atokvėpį, būkite atviri ir netikėtiems bičiulių pasiūlymams. Pripildykite šias dienas gyvenimo džiaugsmų nuotaikingais patyrimais. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po Skorpiono ženklo. Stiprių patyrimų savaitė. Jos dienomis turėsite progų parodyti sumanumą, diplomatinius gabumus, gebėjimą rasti išeitis ir iš netikėtų, sudėtingesnių situacijų. Savaitės pradžioje Merkurijaus ritmai palankūs ieškantiems naujų darbų bei finansinių galimybių. Mėnuliui viešint jūsų ženkle pirmadienį ir antradienį stiprės emocijos, jausmai, dažniau lankys romantiškos nuotaikos. Savaitės viduryje ypač seksis apjungiantiems jėgas, suburiantiems bendraminčių komandą. Ketvirtadienį gyvenimas gali kaip žaidime atversti naujas kortas. Pravers jūsų išmintis bei greita reakcija. O penktadienį skirkite dokumentų sąskaitų peržiūrai. Savaitgalį pailsėkite nuo darbų ir rūpesčių. Pabuvokite ten, kur dar nebuvote. Džiugių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklo. Savaitė galinti priminti pianino suderinimą. Jos dienomis derinkite darbus su pagausėjusiais šeimos reikalais. Jau savaitės pradžioje Merkurijui sugrįžus į mergelės ženklą
Pirmosiomis dienomis daugiau dėmesio pareikalaus ir jūsų buities rutina. Savaitės viduryje jūsų ženkle viešint Mėnuliui galimi netikėti susižavėjimai, kam įdomi idėja, o kam ir nauja pažintimi. Ketvirtadienį ir penktadienį darbus kruopščiai planuokite, pasilikite laiko ir galimiems netikėtumams. Jupiterį judant jums opozicinių dvynių ženklu, tai metas, kai gyvenimas gali suteikti progų daugiau sužinoti, kai ką naujo išmokti, įgyti vertingų patirčių. Savaitgalį būkite atviri netikėtiems draugų pasiūlymams. Tai šaunus laikas ne tik suplanuotiems darbams, bet ir smagiai išvykai, aktyviam poilsiui. Sėkmės jums šią savaitę. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Savaitė, kai į priekį judėti reikėtų kaip alpinistui, labai apgalvotais parengtais žingsniais. Jos dienomis Marsui judant jums opoziciniu Vėžio ženklu, kai kada praverstų ir stabtelėjus pažvelgti tiek į priekį, tiek ir į nueitą kelią. Savaitės pradžioje Merkurijui sugrįžus į Mergelės ženklą sektųsi naujų darbų bei finansinių šaltinių paieška, prekybiniai reikalai. Savaitės viduryje atidžiau išklausykite išsakomas bendradarbių mintis. Darbuose apjunkite jėgas, kartu nuveikti galėsite daug daugiau. Ketvirtadienį Mėnuliui judant jūsų ženklu galite susidomėti nauja verslo idėja. Beje, šis metas ir romantiškiems pasimatymams. Penktadienį skirkite jaukumo savo aplinkoje kūrimui. Savaitgalis šaunus mėgstantiems pasidarbuoti sode derliaus susirinkimui, o taip pat tiktų ramiam poilsiui prie vandens. Turiningos jums savaitės. Gimusiems po Vandenio ženklu. Kūrybinga savaitė. Jos dienomis jūs dažniau lankys mūza, įkvėpimas, o taip pajutę lengviau ir kūrybingiau spręsite kilusius iššūkius, rasite išeitis ir netikėtose situacijose. Jau savaitės pirmosiomis dienomis norėsis ne tik nuotykių, bet ir stabilumo, pastovumo. Šie siekiai sustiprės jau savaitės pradžioje, Merkurijui sugrįžus į Mergelės ženklą. Savaitės viduryje Mėnuliui judant Šaulio ženklu galimos netikėtos dalykinės, o kai kam ir asmeninės pažintys. Ketvirtadienis dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams, deryboms. Kai kas galės pasilypėti ir karjeros laipteliais. O penktadienį stiprinkite materialų pagrindą, imkite suplanuotų remonto, statybų darbų, susikaupusių buitinių reikalų. Savaitgalis šaunus išvykoms, kelionėms, smagiam vasaros pratęsimui, džiugiems patyrimams ir nuotaikingiems susitikimams. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po Žuvų ženklu. Savaitė, kai atrodys, kad laikas lyg buvusi suspausta spyruoklė išsitęsė, pagreitėjo. Saulė ir Merkurijui, judant jums opozicinių Mergelės ženklų, siekiant rezultatų, gali prireikti daugiau jūsų pastangų. Jos dienomis kai kada suksitės kaip voverė rate, vos spėdami išspręsti pagausėjusius rūpestėlius, įvykdyti prisiimtus naujus įsipareigojimus. Savaitės pradžioje Merkurijui sugrįžus į jums opozicinį Mergelės ženklą, venkite ginčų dėl neesminių dalykų. Smulkmenų dažniau ieškokite sutarimo. Savaitės viduryje daugiau jūsų dėmesio pareikalaus ir finansiniai klausimai. Ketvirtadienį, kad nepamirštumėte kai kurių darbų, susidarykite detalų veiklos planą.
Mėnuliui viešinto ožiaragio ženkle, bendraujant su vadovybe, ypač pravers surinkti faktai, logiški argumentai. Penktadienį galimas planų keitimas. Būkite pasiruošę reaguoti greitai. Tarpusavio santykiuose šiomis dienomis ieškokite to, kas jus jungia. Būkite dosnūs gerais žodžiais, pelnytais įvertinimais. Sėkmingas jums šios savaitės.